perimus Alytaus miesto savivaldybei pastatus ir ten, kas buvo likę, perimus į savo balansą, buvo viskas suniokota. Aš turiu pasidaręs nuotraukas, kaip tai atrodo, tai yra baisu. Tai yra baisu, tai yra baisiau negu bešeimininkis turtas. Tai aš manyčiau, kad ten yra ką veikti. Aš buvau paskaičiavęs 2018 metais, kad įgyvendinti tą projektą reikėjo nei daug, nei mažai 8,5 milijono. Maksimum 9,5. Tai šiandienai aš manyčiau, kad jau reikia daugiau. Tai turbūt reikia apie 15 milijonų, kad įgyvendinti pradinę viziją, kad Alytaus aerodromas galėtų pradėti veikti normaliai. Ir toliau reikia ieškoti, tų pačių dirbant, reikia ieškoti investitorių, kurie ateitų ir darytų atitinkamas investicijas, kad ne tik tai aerodromas būtų, bet kad jisai ir skraidytų, kad jisai ir veiktų. Pradžiai turi investuoti į savivaldybę. Pradžiai turi investuoti į savivaldybę apie tą, ką aš kalbu, kad reikėjo 8,5–9,5 milijono tam, kad aerodromas taptų tikru aerodromu. Tiek reikėjo. Dabar aš manyčiau, kad reikėjo apie 15 milijonų. Tai yra realu, viskas padaroma ir tik tai noro reikia. Jeigu mes nusigrėžėm nuo aerodromo ir sakom, kad padarom ten, sakykime, šiukšlyną, tai jisai padarytas jau. Jisai jau padarytas. Aš galiu jums parodyti nuotraukas, filmuotą medžiagą, kas ten darosi. Radiatoriai iššaudė, vaikų modeliukai, kurie vaikai darė savo rankom, sudaužyta, išmesta į šiukšlyną, sienos apipaišytos. Tai yra tragedija. Kaip taip galima leisti? Miesto turtas. Mūsų visų turtas. Aš manyčiau, kad nedirbti, tapti Alytaus miesto vadovu ir nedirbti, tik tai imituoti darbą, galima. Tas ir vyksta. Bet aš manyčiau, kad reikia dirbti ir turėti siekiamybę, turėti viziją ir tas vizijas įgyvendinti.